Labas! Šiandien pristatysime galingiausią keturratį 500 kubinių centimetrų kategorijoje ir tai yra Lonsin X-Wolf 550L. Lyginant su CF 520 modeliu, būtent Lonsinas turi 32 kW, o CF turi 28. Todėl jis yra galingiausias būtent šitoje kategorijoje. Pilnai lediniai priekiniai žibintai tam, kad matytumėt viską, kas yra priešais jūs. Vienas Lonsin keturratis turi arkų praplatinimus ir tai jums leidžia neapstaškyti purvų. Lonsin keturračiai turi puikiai veikiančius stabdžius. Tai reiškia, kad tiek priekiniai, tiek galiniai ratai turi po atskirą stabdžių diską. Ir tie stabdžiai jums leis sustoti labai greitai, itin pavojingose situacijose. Kitose keturračių gamintojuose yra padaryti stabdžiai truputį kitaip. Tai reiškia, kad priekiniai ratai turi po vieną diską ir gale stovi vienas bendras diskas. Bet žinoma, 4 stabdžių diskų ir 3 stabdžių disko efektyvumą sulyginti negalime. Todėl Lonsin juos lenkia. Tai 4 varomus itin paprasta. Tiesiog spustelėt raudoną mygtuką, jau įsijungia 4. Na, o jeigu reikia blokiruotės, susiblokuojate ir priekinius ratus. Keturratį puikiai galite naudoti arba žemės ūkyje, arba miškininkystėje, kadangi keturratis turi kablį, prie kurio galite kabinti įvairias priekabes, arba žemės ūkio padargus. Yra situacijų, kad kituose keturračiuose būna sunku nuimti pagrindinę sėdynę, nepasispaudžia rankenėlę arba reikia su raktu atrakinti. Lonsin keturračiuose to niekada nebus, kadangi sėdynė pasikelia pakankamai lengvai. Pakėlus sėdynę galite rasti akumuliatorių. Čia viskas yra uždengta, kad nesikauptų jokie purvai ir vandenys. Na, o kalbant apie aptarnavimą, oro filtras randasi štai čia, kuriam pakeisti ar išvalyti nereikia jokių specialių įrankių. Viską tiesiog atsisukate ranka, išsitraukite filtrą, susipurškite tepalu, įdedate ir lekiate toliau. Mūsų parduodami keturračiai turi T3B patvirtinimą. Tai jums leidžia jį registruoti savivaldybėje žemės ūkio skyriuje ir įvairuoti su B arba T1 kategorijomis.